kūryba, tiek amatas, ta proporcija kinta pastoviai. Amatas tai yra kas? Tu turi, kaip, sakykime, dailininkui. Kas yra piešimas? Piešimas yra tai, kad jisai negalvoja, kaip jisai atliks tą ar kitą eskizą. Čia jam yra tik technika. Nes jeigu dailininkas dar pradėtų galvoti, kaip man čia nupiešti tą ranką, matyt, būtų problema. Lygiai tas pats su kalviu. Jis negalvoja, kaip jis atliks. Jis žino. Ir kuo jisai, tarkim, amatas irgi yra, ir kategorijos, ir lygmenės. Ir tie patys kalviai senoviai skirstėsi į 3 labai stambes grupės. Tai vokišką terminologiją panaudosiu, nes būtent iš to krašto tai atėjo. Tai yra Nagelschmidt, Kunstschmidt und Waffenschmidt. Nagel tai yra visų įrankių, visų būties rakandų kalviai. Tai buvo ta pirmoji klasė, gal net pasakyčiau pirmoji kasta, kaip indai Veduose savo visus gyventojus į 4 kastas dalino. Antroji kasta tai yra menininkai, kunstšmitai, tie, kurie buvo leista kurti, ir aišku pati aukščiausia kasta, kur susipina, kur amatas tampa menu. Tai yra ginklakaliai. Jūs puikiai žinote, kad daugelis, ant kiek nebūtų pažengę, tarkim, šiuolaikinė technologija, šiuolaikinis mokslas, daugelis senųjų kalviškų receptų, ypač kas liečia ginklakalystę, iki šiol nėra atskleisti. Taip yra žinomi raštuotojo plieno paslaptis įmintos, įminti principai. Bet niuansuose šiuolaikiniai kalviai pakartoti tų senųjų ginklų, dar yra, tarkim, juodųjų dėmių, kur labai norėtųsi tikėti, kad tai ne visam laikui yra tos paslaptys užmirštos, bet kol kas jau žiūrėkit, kiek dešimtmečių, net šimtmečių jų pakartoti nesiseka niekam.